Šiandien kviečiu kiek į kitokį žygį, į žygį po parduotuvės. Kadangi sekmadienį labai mažai kas dirba, tai važiuojam į Lazdėnę ir labai tikiuosi, kad prekybos centras veiks. Internete nurodyta, kad dirba, bet nedirba, pasirodo. Ne vieni mes tokie. Nu va, tuščias, gražus prekybcentris. Jeigu norit komfortabiliai pasivaikščioti po prekybos centrą, su uždarytomis. Prašom užsukti tada, kada jisai yra nedirba. Jo, su uždarytom parduotuvėm. Super. Faina, žiūrėk, kiek laisvų staliukų. Tai kavinė, tai veikia ar neveikia? Ne. Neveikia niekas. Ne, kitos gal veikia. Yra bedievių, kurie sekmadieniais veikia. Nu, va. Bet šitas Lazdėnėgi jis veikdavo sekmadieniais. Ne specialiai. visais. Nu, bet sausio mėnesį veikdavo iki vasario, kol išpardavimai visi. Nu jo, keista, kad per išpardavimus neveikia sekmadieniais. Retas atvejis. Užtat kavinės važiuok veikia. Fontaniukai bėga. Čia daug tokių kaip mes. Užtat galiu pafilmuoti labai stilingus ir tuščius tualetus. Nu, gražu. Šiandien turėjo būti kiek kitoks žygis po parduotuvės, bet gavosi, kad parduotuvės uždarytos. Eilinį kartą jaučiuosi išdurta net ir po 8 metų gyvenimo. Dar sugebam išsidurti, atvažiuoti į parduotuvę, kai jinai neveikia. Bet ką padarysi? Štai kiek kemperių. Čia gal Lazdėnėje visi iš kemperių ir suėjo ten. Nemokamas tualetas. Jo, pavalgyti yra super. Karšta. Nusirink. Labai sudėtingos sąlygos gyvenimo čia šitoj šaly. Šiaip tai 14 laipsnių dabar, jeigu ką. Nu, tai karšta. Tai važiuojam prie jūros. Tada bus jau gerai. Nu, nepavyko Lazdėnėje rasti dirbančią Lerojaus, tai važiuojam į San Pedro del Pinatar. Kodėl mes manome, kad ten dirbs Leroy Merlin? AK senukai. Internete rašo, kad turėtų dirbti. Nes San Pedro del Pinatar yra kitas regionas, Mursijos. O Mursijos regione jie sekmadienį žiūri per kitą filtrą. Jie labiau dirba sekmadieniais. Netgi arčiau Kartagenos yra visas centras prekybos, kuris nesupranta, kad sekmadieniais galima nedirbti. Noriu pasakyti, kad dirba ištisus metus sekmadieniais. Taigi yra bendras įstatymas visoje Ispanijoje priimtas, kiek gali sekmadienių dirbti. Kartagena dirba ištisus metus. Nu, aš labai noriu patikrinti šitą informaciją. Čia stabdom, pauzę darom video ir tikrinam informaciją. Tuoj sugrįšim. Įvažiuojam į tunelį, kuris, matote, kokio aukščio iš tikrųjų yra. Kažkelintais metais, ar pernai, ar užpernai, prieš 2 metus. Kai buvo lietaus sezonas, visas šitas tunelis buvo vandenį, absoliučiai vandenį, buvo iki viršaus vanduo. Buvo tas tunelis, kur tavo kolega buvo užstrigęs su krovininė mašina, su fūra. Ar čia ne šitam tunelį jisai buvo užstrigęs, link Valencijos jisai buvo užstrigęs. Bet šitam irgi buvo kažkas užstrigęs. Buvo, bet jo. Buvo vienas mano kolega čia bandė įvažiuoti ir paskui suprato, kad jau jis nepravažiuos to tunelio. Ir tada nei pirmyn, nei atgal ir laukė pagalbos. Tas pagalbos kaip ir sulaukė, bet po to ilgą laiką turėjo nedarbingumo lapelį, nes psichologiškai labai paveikė jį
ta visa Bet situacija. tai buvo apsemta, nu, ta prasme, ir kabina kažkiek jau buvo apsemta, kad jisai vandenį Jo, buvo mašina. jis tiesiog negalėjo iš mašinos išeiti, nes reikėjo plaukt. Plauk, neaišku, kur tu ten nuplauksi. Nu, tokia panika apie mus buvo tikriausiai stipri, nu, aš įsivaizduoju, jeigu tu Žiauru, nu, šiaip jo. esi spastuose tokiuose vandens, nežinai nei kaip elgtis ir kiekvieną sekundę tau kapsi, kainuoja, tu turi kažką tai daryti. Veiksmas nevyksta, nes tu sėdi kabinoje, nematai, ar ten pas tave ateis gelbėtojai ar neateis. Sudėtinga. Tai dabar galim lažintis. Dirbs ar nedirbs? Davai. Iš ko? Iš ko? Davai, jeigu nedirba, aš einu pešiom namo, jeigu dirba, tu eini pešiom namo. Net juokauju, gal iki vakaro neteisim. O tai įdomu, čia kas nors dirba ar ne šiandien? Va, žiūrėk, pilna aikštelė, čia prekybcentris dirba viskas. Čia viskas dirba? Pabandysim pažiūrėti. Domingos. Ekonomika. Open next Sunday. Čia geriausias užrašymas. Bet kai kurios nedirba, tai man įdomu ar Lerojus, bet Lerojus dirba. Gerai, nu tai einam tada. Patikrinsim. Kur čia pitelė gali būt? Dažai. Ne, nepanašu. Al toliau. Nors tai nematau. Na, aš dar irgi. Tai čia kur nors ir turi būti. Ne. Nejauti, kad čia? Ne. Nu žiūrėk, Pegar ir Rejuntar. Tai čia tik tai Rejuntar. O čia turėtų būti Pegar. Jo. O važiuoju, ar nieko nėra. Šaikės. Kokia išdurkė. Nu kodėl? Einam pažiūrėti į kiniečius kokius. Čia tėdis nebus. Ai jo, čia A, jo? visokių dalykų parduotuvė. Šitą kavinį. Sekmadienis, žmonės pietauja, mes parduotuvės trinamės. Na gerai, pažiūrim, ką šitą parduotuvę. Tokia biški kažkokia nematyta, bet čia tokie sumažinti. Kiniečiai. Nu, norėjau sakyti senukai, bet nu gerai, tebūnė. Visokių dalykų parduotuvės. Čia labai populiarius iš tikrųjų tokios. Visko. Visokiausių smulkmenų, nuo indų iki... Ką? O va, man prie durų kilimėlio reikia. Koks čia pasirinkimas. O kaip smirda. Žodžiu, čia vienas iš tų parduotuvių, mes taip negražiai vadinam kiniečiais. Tai daug visokių dalykų, ko reikia ir ko nereikia. Mes šiuo metu ieškam plytelėms klijų. Ar pavyks, nežinau. Iš serijos visko va. Rūbų, skėčiai. Viskas. Nežinau, ko čia galėtų nebūti. Maisto, tikriausiai. O, net ir maisto yra, va. Prašau. O, ir siūlų. O jei, koks didelis skyrius. Geras. O, čia visokie šitie dalykai. Visokie karoliukai. Čia praktiškai rojus. O kiek pagaliukų visokių rankdarbiams. Geras. Indai. O kiek podelių gražių. Kanceliarinis. Nu, ar pavyko ką nors rasti? Čia aš neradau tos skyriaus net. Yra visko, išskyrus to, ko reikia. Kažkur tikriausiai vienam gale, kur praėjo. Tai mes galim paklausti. Ką sakei? Mes galim paklausti. Žinai, aš dariausi asmenybės testą. Ir?
Man rezultatai gavosi tokie, kad aš esu žmogus tas, kuris kitais nelabai pasitikė. Todėl iš to paklausimo aš labai didelės naudos negausiu, nes aš vis tiek turėsiu abejonę viduje, ar jis manęs neapgavo. Nu, bet bent jau nukreips kažkur, tai mes dabar blaškomės. Jeigu jis mane nukreips per išėjimo duris, tai aš laimingesnis nebūsiu nuo to. Tai mes dabar blaškomės ir ieškodami neaišku ko. O žiūrėkit, kiek dekoro elementų visokių. Vazelių, visokių gražių dalykų. Gražu. Čia kaip viskas ir senukai kartu sudėta. Aš sakau, čia gražu, čia galima gyventi. O kiek dirbtinių gėlių. Einam pažiūrėti. Eina savo. O, smarvė kokia gera. Čia vien dirbtinės gėlės visur. Net nepasakytum, kad dirbtinės. Čia gal, ne, irgi dirbtinės. O tai praktiškai plastikinių gėlių rojus. Eina savo, kiek jų daug. Čia jaučiu tikras. Čia jaučiu tikras. Žodžiu, čia viskas, kas skirta sodui, daržai, terasai. Kokio dydžio vazonėlį. Nori pasakyti, radai? Kągi jūs radote? Nežinau, ar čia verta. Tinkamo ar ne? Ar čia verta prasidėti su jais? Bet tai čia klijai, plytelėms ar ne? Nu, tipo. Šiaip kaina tai labai nedidelė, palyginus kaip ten kiti buvo, bet... Norėčiau pamatyti pagaminimo datą, bet... Čia labai mažai realiai. Nežinau, net... Nu, tai gerai, tipo, čia vienai plyteliai tokio reikia? Įsivaizduoju, čia niekur nerašo išeigos jokios. Nuskanuok šitą. Čia, nuskanuosiu. Palauk, aš pasiskanuosiu. Bet tokiu taip gali nieko nerašyti. Klijuoti plytelėms. Tinka akmens masės plytelėms arba keraminis gaminiams kloti ant horizontalių ir vertikalių paviršių bei ant cementinių pagrindų. Va, žiūrėk, suvartojimas. Matai, kvadratiniai metrai. 0,2 kvadratinių metrų. Tai čia kiek bus? Su mum 3 plytelės tik tais. Nu, pabandom. Pasiimam šitos. Pabandysim. Žiūriu kokią kainą. Šiaip kaina tai juokinga tokia, įdomu, jie gal sulūš iš karto. Kielet bolsa? No. Viskas varom iš čia. Tai viskas varom namo tada. Nu, daugiau nieko mums nereikia. O tu nori eiti į tą economy cash? Nu, aš noriu kaip tokio ir neturiu. Nu, tai žiūrėk, tas economy cash nedirba. Davai pažiūrim, gal koks Aldi dirba. Pakeliui užvažiuoti. Aš labai noriu Kaliarupų, nu niekur kitur nėra. Nu, yra rizikos sekmanį žiūrėti, kas dirba per Google Maps'ą. Bet visada gali pataikyti arba nepataikyti. Eik tu, rimtai šitie du variantai. Taip. O rašo, už 1,6 mylios dirba, už 4,7 mylios dirba. Kurį rinktis? Čia visi aplinkui dirba, matai, ką reiškia Muršė. Nu tai važiuojam į Aldį kažkurį ir viskas. Kažkurį. Davai. Ne viskas dirba Muršė, gal tu sakai viskas dirba. Noiva kondomina, tai nedirba. Tai jau nebe Muršė. O kas ten, Kartagena? Ten kaip tik Muršė. Ne, čia turistų zona, dėl to jie buvom išnaudoti. Bet mes nenorim važiuoti į tą prekybos centrą. Kokį? Tu Marės? Kur Kartagenui? Tu jų gauji kaip toli? Nu, tai aš sakau, kad aš nenoriu važiuoti. Aš namo noriu. Bet mes vis arčiau ir arčiau jau esame. Žinau, bet kažkam plyteles vis tiek šiandien reikia suklijuoti. O tai uždarytas. Taigi ne man jas reikia klijuoti. Kokia alėja graži žiemiška. Rimtai kaip fainai atrodo. O čia ir Aldi. Tai jisai, žiūrėk, visą laiką dirba sekmadieniais, nes uždėta Open on Sunday. Kaip ir Lidlas kitoj pusėje. Irgi dirba.
Pinant Sunday. Kai naglai. Nu gerai, tai mes gal į Aldį tik tais. Lauk, mes čia tik tai kelių dalykų, ne? Kelių? O šaligatvį? O, Kaip su tuščia. muzika mus pasitiko. Gal bulkučių kokį nors? Ne, čia, dėkui. Saldžių kokį nors. Aš gal ananaso noriu. Ir šiaip tai aš kaliaropio noriu. Jei, yra kaliaropės, valio. Dar čia visą laiką perku lapinių kopūstą, nes šiaip nelabai jo kur yra. Šiaip gana gražios daržovės visą laiką pas juos. Kokios mini, fainos. Pomidorčikai. Nu ir salotų pasirinkimas tai visą laiką didžiausias. Sakiau, šitie kokie fainuoliai. Labai gražus ir kalafiorai. Čia vieneto kaina. Ir šiaip vat grybų pasirinkimas gana didelis pas juos. Kontrkėta. Vėl. Bet kaip gražiai geltonuoja viskas. Visos pievos žydi. Čia grinai po lietaus. Žiūrėk, kokio dydžio. Geras. Kur mes čia važiuojam dabar? Nežinau. In 200 meters, turn left. Kai tik prekybos centras, tai ir kemperių pilna visur. In 800. Koks gražus čia kelias. Golfo laukai. Ai, čia pro golfo laukus važiavo, ne? Vat fainai, čia toks kurortas. Nu va, ir golfo laukai. Tai šiandien tik tiek. Parašykit komentaruose, kas labiau patiko. Ar video apie žygius, kaip mes kopiam į kalnus ar kažkur, ar tokie buitiniai dalykai, kaip važiuojam apsipirkti parduotuvės ir šiaip pliurpalai. Tai lauksim jūsų komentarų. Nepamirškit paspaust like ir subscribe. Ir iki kito karto. Ate. Hasta luego.